Sveiki, brangieji. Ir šiandien pagaliau aš papasakosiu lietuvių kalbą apie savo numylėtinius, apie aliejukus kompanijos doTERRA ir būtent apie mažą vaistinėlę. Kodėl taip svarbu ne kiekvieną aliejuką, o būtent komplekte vaistinėlėje papasakot, kasgi tai yra per stebuklas. Kitaip aš juos negaliu pavadinti. Čia jūs galėsit daug nuo ko atsisakyti, jeigu turėsite tokią vaistinėlę. Tai tikrai būtinė farmakologija gali išeiti iš jūsų gyvenimo. Ten paracetamolai, aspirinai, ibuprofenai, kažkokios tai mastelės nuo skausmų, nuo nudegimo, nuo gerklės, nuo sinusitų, nuo atitų, nuo snargliukų, nuo temperatūros. Vienu žodžiu, viskas iš eilės. Ir taip, kompanija doTERRA. Aš jau kelis metus esu joje ir mano pažintis su aliejukais buvo iš tikrųjų nelabai linksma. Tiesiogiai prasme, kai aš nusprendžiau juos įsigyti. Kai aš mokinausi nutriciologo, aš jau išgirdau apie kompaniją doTERRA, apie aliejus, nors prieš tai mano supratimas aliejų buvo, kažkur tai pagarinti, kažkokius tai smilkalus, galbūt į vonę kažkokį tai aliejuką įsipilti, į spintą gal lavandą įdėti, sašė, nuo kandžių, šiaip tai viskas. Arba gal dar kvepalai. Žinojau, kad kai buvau kompanijoje FM, tai žinau, kad kvepalai yra eteriniai aliejai, ant kiek essential oil tenai procentų yra dadėta, nuo to ir skaitosi aukštesnė kokybė kvepalų. Išsilaiko ilgiau, jeigu ten yra didesnis procentas eterinių aliejų įdėta. Ir viskas mano, kaip ir žinojimas apie tai pasibaigė. Man kažkodėl tai atrodė, kad jeigu aliejai kažkokie tai rimti, tai reikia būti tiesiog žolininkė. Žinot, toks įsivaizdavimas kaip kartos į kartą, ten močiutė kažką tai perduoda, kur džiovinti, su ko maišyti, ką daryti. Ta prasme, jeigu mes žiūrim aliejukus, kad naudoti į vidų. Kompanija doTERRA, viena iš nedaugelių kompanijų, iš tikrųjų pasaulyje yra gal keletą, katros turi labai aukštos kokybės aliejus, CPTG standarto, būtent terapeutinės klasės, būtent maistingus aliejus, katruos galima vartoti į vidų, o ne tik kvėpuoti. Nors dauguma klysta galvodami, kad aš į vidų nevartoju, kai nusipirku aliejuką paprastą ten už 5 ar už 3 svarus kažkur, tai sintetiniai pagaminta. Ir mes galvojam, kad į vidų neina, bet iš tikrųjų per kvėpavimo takus viskas pakliūna į vidų ir mes tai naudojam. Deja. Todėl, jeigu jūs stebėsitės, kodėl eteriniai aliejai doTERRA kompanijos arba kitos panašios kompanijos, jų tikrai yra gal keletą, 3, tokia kaina, todėl, kad tai yra stiprus koncentratas augalo. Vienam laše šito aliejuko yra 1 kilogramas, o kai kada netgi 1,5, pavyzdžiui, ta pati melysė, tai ten net yra 1,5 kilogramo viename laše. Įsivaizduojat, ant kiek stipri koncentracija. Tai jeigu jūs mėtą paimsite, mane kaip tik mėtą dabar yra, ir žinot, kad mes, pavyzdžiui, mėtų arbatą geriam, virškinimo sistemai padėti, su skrandžiu, jeigu kažkas to ne taip, arba biškį pučia vidurius kažkur, tai mums reikėtų 1 lašą, mums reikėtų išgerti apie 20 puodelių arbatos, geros arbatos, būtent žolelių užvirintų ir užplikytų, kad mes pasiektumėm tą patį efektą. Nors mėtą mes irgi galvojam, kad tik tai daro tokius su skrandžių manipulacijas, padeda mums virškinimo sistemai. Bet iš tikrųjų jinai labai labai plačiai duoda visokių efektų. Kągi, pradėsim nuo to, kad eteriniai aliejai labai greitai pakliūna į mūsų organizmą. Yra keli būdai. Taip ir mūsų uoslė, taip ir mūsų oda, jeigu mes naudojam tepam. Ir yra, jeigu tam užduotis, į vidų mes naudojame, gerime šitos aliejus. Viską pabandysiu išsamiau truputį papasakoti šitos valandos laikotarpį, todėl, kad labai jūs neužlaikyti, skubu. Taigi, kaip mums pakliūna į vidų? Per uoslės yra uoslės nosytėje, mūsų yra uoslės svogūnėliai. Ir jeigu mes įkvėpiam aliejuką į vidų, jūs jaučiate 20 sekundžių laikotarpį, eteris pakliūna į jūsų kūną. Per uoslę, į limbinę sistemą ir ten jau jinai limbinė sistema atsako už mūsų emocijas. Ir per 20 sekundžių po poros minučių pakliūna, čia kas liečia emocionalinio foną, fiziškai pakliūna eteris į mūsų kraują ir jau eina per kraujotaką, per limfą, nešioja į visą mūsų organizmą. Pakliūna eteriniai aliejai labai greitai. Todėl, jeigu jūs kažką tai nuskausminančio, pavyzdžiui, naudojate tą pačią mėtą, jeigu pas jūs yra migrenės dažnos, vėlgi nuo migrenės yra skirtingi aliejai, pavyzdžiui, mėtą, jeigu jūs padėsite,
buteliukų ir paliesite jūsų smilkenis, ane, jūs pajausite po kelių minučių tokį šaldamą efektą. Atsimenat, būdavo tokia žvaigždutė Tarybų sąjungos laikais. Tai va, duodavo nuo galvos skausmo, ne, arba nuo pykinimo, pavyzdžiui. Tai ten būdavo labai didelė koncentracija mėta, eukalipto. Tai va, mėta iškart prašviesina, žinokit, akis. kaip fortkė kažkokia atidarė langą. Ir jeigu jau aš pradėjau pasakot, tai galim pakalbėti apie mėtą. Mėta, taip noris viską iškart jau, galbūt papasakosiu iš pradžių, dar pratęsiu, kaip aliejai pakliūna toliau į mūsų kraują, ką jie daro. Jie pakliūna per kažkur tai 20 sekundžių į limbinę sistemą, nors mūsų reakcija vyksta staigiai, tiesiog kelių sekundžių laikotarpį, kai mes pajaučiam kvapą. Limbinė sistema iškart atsako už emocijas ir jinai mums išduoda, man patinka, nepatinka. Pavyzdžiui, jeigu jūs prisimenat, jeigu jūs abejojat, kaip tai vyksta, prisiminkit citriną, iškart seilės burnoje, prisiminkit, pavyzdžiui, apelsinus, mandarinus, iškart toksai mintyse bus fainas kvapas dauguma iš mūsų, nes tai kalėdos, nauji metai, tai šventė, ne? Arba tą patį cinamoną paimkite. Jeigu tai einat pro šalį kavinės kažkokios, tai ir jūs pajausite cinamoną arba vanilės kvapą, jums iš karto toks šilumos, jaukumo, gal pyragėlių kažkokių tai močiutės, ne? Vat iš karto tokie jausmai kyla malonus. Tai žaibiškai duoda įvertinimą mūsų limbinę sistemą. Arba, pavyzdžiui, degėsio kažkokį kvapą. Kažkam tai barbekiu, šašlykas, o kažkam tai galbūt tai tikrai pavojaus kvapas. Jeigu kažkas tai buvo patyręs tokią nesmagę patirtį, kai kažkas tai degė kažkur, ne, tai iškart žaibiškai įvertina mūsų smegenis, kad tai pavojus. Arba tas pats amiakas, prisimenam, ne, kaip staigiai žmogus prabunda netgi iš nualpusios būsenos, todėl kad signalas į limbinę sistemą pavojus ir jisai tiesiog kelia žaibiškai organizmą iš tokios būsenos, kad mums reikia bėgti, mums reikia kažką tai daryti, prabusti, ne veltui tą amiaką naudodavo dar irgi senais laikais, kad pažadinti iš apalpimo. Todėl čia abejonių būti negali, ant kiek greitai viskas veikia, kas liečia emocionalinės būsenos. Fiziologijos, kas liečia, ne, per odą, per mūsų epitelį irgi praeina į vidų, į kraujotaką pakliūna. Ir, pavyzdžiui, nuskausminantis efektas tai bus ant daug greičiau negu nuskausminantis vaistai. Nes tai per virškinimo sistemą, kol praeina, kol pakliūna, ne, kiek dar šalutinių efektų, eteriniai aliejai šalutinių efektų neturi. Jie eina labai staigiai, atlieka savo veiksmą priklausomai nuo aliejaus ir išeina iš organizmo po poros valandų, ypatingai jeigu jūs gerite vandenį. Tai po 3-4 valandų jau kraujyje nerasite aliejaus, jeigu paimsite padarysite tyrimą. Todėl jie neturi šalutinių poveikių, bet aišku, visada ir visur reikia turėti saiką, žinoti, kaip naudoti, kada skiesti, kokius aliejus prie kokios būsenos ir kokiam amžiui. Ir tai yra bazė, kurią mes duodam būtinai ir papasakojam, jeigu jūs užsinorėsite turėti eterinius aliejus. Taigi, kaip mano susipažinimas vyko su eteriniais aliejais? Aš gyvenu Anglijoje ir galbūt kas iš jūsų irgi čia, tai žinot, kad čia su medicinos pagalba būna kai kada labai sulėtintas tas procesas. Ir keli metai atgal mano dukrytei buvo 2,5 metai, gal kažkas tokio. Ir jinai susirgo temperatūrą. Ir aplamai jinai jau paskutiniu laiku labai daug kosijo. Kosijo ir tas nepraeina niekaip. Mes ir tikrinom ir plaučius, ir bronkus. Ir viskas rodosi gerai. Ir nėra alergijos kažkokios. Dienos laikotarpiu dar kažkaip tai okay. Bet naktį, kaip horizontalinė pozicija, viskas. Kosulys ištisai visą naktį. Nemiega nei jinai, nei aš ir aš nežinau, kaip jai padėti. Ir kažkaip tai, va, tai galvojau, gal nuo alergijos kažkokiu tai vaistų, gal čia kažkur tai pagalvėliai, gal matrasą tą reikia jau iš naujo plauti, žinot, būna va, tie vabaliukai, tokie, kur mikroskopiški, veikia alergiškai. Aš jau pabandžiau viską, nepadeda. Ir eilinį kartą pas daktarus nuėjau, nieko nėra, išrašė antibiotikus, kosulys, galbūt kažkokia tai infekcija. Aš tų antibiotikų labai retai vartoju ir nepatariu iš tikrųjų, jeigu įmanoma, jo labiau, kad antibiotikai veikia tik tai su antibakterialinė infekcija. Virusinė infekcija antibiotikai neveikia. Ir mes dar apie tai pakalbėsim. Ir pakilo temperatūra, jinai parėjo iš mokyklos, iš darželio atvežiau ją ir žiūriu, kad jau kyla ir vakaras beveik 40. Aš į glėbį ir į mūsų Norwich kliniką.
Aišku, ten kaip visada eilės, niekam neįdomu, kokia ta temperatūra turi laukti. Ir ką jūs galvojate? Mums išrašė vėlgi tą patį paracetamolą. Nes ten nors jau paėmė kraują, nieko negaliu pasakyti, pasakė, kad virusinės infekcijos nėra, kad antibiotikų nėra prasmės išrašyti, kažkokia tai galbūt bakterialinė infekcija, tai vat gerkit paracetamolą, ibuprofeną. Ir išleido mus namo 39,5. Ką aš galiu padaryti? Mes grįžom namo, aš jai duodu su to švirkštu, žinot, tos saldžiūnės mažas vaikas, tą ibuprofeną, paracetamolą, kas 2 valandas tą, paskui tą, ir jinai pradėjo man vemti tiesiog to, vat išpurškė tiesiog. Temperatūra nekrenta, jinai vėl, aš ją vėl ir tas va, toksai tampimas. Ir aš su ašarom, žinokit, suprantu, kad aš kažką tai turiu daryti. Kažkas tai nebeveikia. Šita sistema nebeveikia. Organizmas ant tiek prikaišytas šito cukraus, šito antibiotikų vaistų, jisai tiesiog pats viską atgal. Nes neįmanoma maitinti be galo, nežinodamas, iš kur ta yra pradžia, kokia priežastis tam. Mesgi tik tai simptomus tuos numalšinam, numušam temperatūrą ir viskas. Nei kažkokios tai imunomoduliacijos nevyksta, nei stiprinimo imuninės sistemos, nei regeneracijos mūsų ląstelių, nei atnaujinimo, nei profilaktikos, niekogi nevyksta. Mes tik tai numalšinam simptomus. Aš išmečiau tą naktį visus vaistus, kokie buvo, nes aš supratau, kad aš nebeturiu kur eiti ir galbūt vat šitas veiksmas mane privertė pasižiūrėti eterinius aliejus rimčiau. Prieš tai, kai aš mokinausi nutriciologų, aš jų plačiau susipažinau, bet kai aš pažiūrėjau į kainą, pagalvojau, vat šita vaistinėlė, čia 10 aliejų, iš jų 4 yra blendai. Tuoj viską papasakosiu apie tai. 150 eurų kainuoja svarų pas mus. Ir aš galvoju, dieve, gal jie labai fainis dalykai, viskas gerai, bet aš kažkaip nepasiruošus dabar sumokėti tos pinigus. Galbūt nebuvo tokios tyraus tikėjimo, kad tai padeda, tai kažkokia tai paslaptinga, neaišku, vėl kažkokia tai kampanija, gal kažkur tai registruotis, paskui tu būtinai turi kažkokius mokesčius mokėti, būtinai kažką tai pirkti turi. Ir va toks tas ryšys, tokia nelabai smagus toks prisiminimas apie distributorius, apie platinimo kampanijas, ir iškart taip, kitur jų neįmanoma nusipirkti. Kitokiu būdu jų neįmanoma nusipirkti. Aišku, tu gali ten į Amazoną arba nueiti į eBay'ų, pasižiūrėti, pirkti atskirais aliejukus, aišku, neaišku, dar kokia ten kokybė, ar tikrai jie, ar tikrai šitie, ar ne. Bet va taip, jūs nenusipirksit niekur. Ir čia šeimininis biznis, ir jiem jau daug metų tam bizniui, ir labai daug investuojama. Paskui jau, kai aš sužinojau, kad labai daug investuojama į doTERRA, mokslinius tyrimus, ir kad iš tikrųjų labai daug tyrimų yra padaryta, mokslinių tyrimų su eteriniais aliejais, būtent su doTERRA aliejais to pačiu, kad tai ne mifologija, tai ne pasakos, tai veikia, tai tikrai geras pakaitalas to, ką mums bando įkišti tą sintetiką. Ir tikrai, kodėl tie eteriniai aliejai veikia? Nes tai gamta, o mes dalis gamta. Tai genetiškai mūsų ląstelės priima. Kaip anksčiau gydavosi žolelėm, kažkokiais tai nuovirais, nuo arbatų visokių, šaknelėm visokių. Kitokio nebuvo ir žmonės išgyveno. Aišku, mes dėkojam vaistam, mes dėkojam antibiotikam, kad tai atėjo į mūsų gyvenimą ir išgelbėjo kiek daug gyvybių, nes būna atvejai, kai nieko negali padaryti. Ir tai gelbėjo, ne, kai tau dvigubas plaučių uždegimas, temperatūra 41 ir prasideda haliucinacijos, aš jums nesakysiu, tepkit aliejų ir sėdėkit laukit. Aš sakysiu, reikia patikrinti plaučius, reikia pažiūrėti, ar nėra uždegimo, ar nesudegs žmogus temperatūroje 41 per kelias valandas, ar neuždus, ar nepaskės plaučiai skystyse. Taip, tai yra rimta. Bet dauguma profilaktiškai arba buitiniai farmakologijai, ir mes dabar kalbėsim apie aliejus, ką jie daro, ką jie pakeičia, tuos ir ibuprofenus, ir paracetamolus, ir aspirinus, ir fistalus, gastalus, kas su skrandžiu liečia, spazmalitikus visokius, kas liečia galvos skausmą, nuo otitų, bronchitų, nuo kosulio, nuo temperatūros. Ta prasme, jūs viską galite, apsideginot kažkur tai, nuo alergijos. Aš pati buvau alergikė ir aš žinau, kas tai yra. Histamininiai vaistai, jie veikia čia ir dabar, o iš tikrųjų niekas negydo, nepadeda atsigauti tai imuniniai jūsų sistemai ir padėti ją. Todėl, aš supratau, kad tai vienintelis kelias. Ir aš naktį užsisakiau tos aliejus, bet aš užsisakiau didelį rinkinį, iškart laukščiau parodysiu, kas mus yra, čia yra 10 aliejukų ir taip pat jie atrodo. Ir čia yra po 5 mg aliejai, po 5 mg ir čia yra apie 100 lašų.
Aš užsisakiau didelį rinkinį, čia yra po 15 mg, tai apie 300 lašų. Ir dar tai trigubai daugiau aliejų išeina, irgi 10 ir tokių, bet jų trigubai daugiau, o kaina eina tik tai dvigubai daugiau. Ir dar jums duoda difuzerį. Difuzerį su medicinos plastiku, kur molekulos plastiko neskiedžiasi, nes eteriniai aliejai iš tikrųjų labai stiprus yra. Jeigu jūs paprastą difuzerį naudosit, tai plastiko plasmasės molekulė aliejus pagaus ir neš jums irgi. Todėl galvokite, kokius jūs naudojat difuzerius. Galbūt nebūtinai teteras ten pirkit, bet pirkit kokybiškus difuzerius, nes tai pakliūna į jūsų vidų. Tai aš mokėjau 300 už didelį rinkinį, dar man davė plius mokslus tam, dar man davė katalogą, dar davė difuzerį nemokamai ir 3 kartus daugiau aliejų. Čia taip tiesiog iki smulkmenų pasakoju, jeigu kažkas užsinorės, kad jūs žinotumėt, kokios galimybės yra. Ir aišku, aš pasiėmiau ir mokslus, nes nors jau bazė pačią, jeigu jūs registruojatės, pavyzdžiui, pas mane ateinat registruojatės, tai aišku, bazę aš jums vis tiek duosiu, aš jums pamokinsiu, kada skiesti, kur skiesti, su kokiais aliejais, su frakcioniniu alieju, kiek lašų reikia vaikam, kiek suaugusim, kokios lygos, nuo kokių simptomų galima, kokie aliejai kam reikalingi. Bet jeigu jūs jau šitą vaistinėlę išmoksite naudotis, kad čia yra 10 buteliukų tik tai, bet jie gali padengti labai daug problemų, žinokit. Ir jeigu jūs išmoksit naudotis juos, kiekvienas aliejus apie 100 turi poveikių, kaip ir kada jį galima išnaudoti. Tai jeigu jūs išmoksit šitą, tai jūs jau būsit beveik profesionalas, žinokit, aromapraktikas. Todėl, jeigu netgi, pavyzdžiui, jūs norėsit tokią profesiją įsigyti kaip aromapraktikas, tai irgi jo welcome, tikrai galima, tai nesudėtinga tai yra. Ir tai nebuvo taip, kaip aš galvojau, kad čia kaip žolininkė tiesiog tu turi ten viską žinoti. Nes čia jau viskas gatava, jau ta ištrauka yra padaryta, jau tai koncentratas yra stiprus, praeina 54 laiptukus patikrinimo sertifikacijos CPTG standartas. Tai eina ir nuo pelėsių, tai ir nuo bakterijų, tai ir nuo visokių pesticidų, kai auga augalai. Doteras specialiai sudaro kontraktus su fermeriais, kur specialiai augina doterai, arba kur yra teritorija būtent, kas prižiūri tą, arba moka būtent sodina iš naujo tuos augalus. Visur yra padaryti kontraktai, tarp kitko labai daug investuoja žmonėms, kur kokioj nors Etiopijoje arba Kinijoje, kur tikrai darbas labai pigus. Ir tai žmonėms padeda pragyventi, nes sudaro sutartis ir jie renka tas žolytes ir padeda daryti daug labai. Yra žolių, pavyzdžiui, ta pati melisa, jinai labai stiprus koncentracijas, jinai viena irgi iš brangiausių aliejų, bet labai daug jos yra. Melisa taip pat toksai aliejus, kad nuo pat kūdikystės galima naudoti. O tiesiog nuo pačio mažumos, nuo keletos savaičių vaikučiui galima naudoti. Ir pilvuką praskiesti tinkamą, ne? Ir pilvukas padės, ir kad nebūtų šitų kolikų tokių vadinamo, ne? Ir raminantis efektas, kad prasideda, kai jau daugiau reaguoti vaikas viską pradeda. Tai ramunėlė nuostabus dalykas, ypač vokiška ramunėlė. Ir josgi negalime transportuoti. Yra labai daug niuansų. Ir tada supranti, kodėl tokia kaina. Nes melisą nupjoviai ir 2 valandų laikotarpį tu turėjau ją pradėti gaminti. Tu negali jos niekur laikyti, tu negali jokių sandėliavimų daryti, nieko. Prasme, nupjaunat, vežat, kraunat, distiliuojat. Į tokius didelius žbanus deda. Žinot, distiliacija tai atrodo kaip samagono aparatas, gal kas esate matęs. Tai deda tenai ir palaiko tam tinkamą temperatūrą. Pavyzdžiui, 100 valandų reikia išlaikyti vieną ir tą pačią temperatūrą pastoviai, kad gautųsi litras to aliejaus iš, kažin kiek, pavyzdžiui, rožiam, tai reikia ten 50 tūkstančių lapelių rožių, kad gautųsi 1 litras aliejaus. Įsivaizduoja, tai tiesiog nerealu. Netgi mažiau ten gaunasi aliejaus. Jo, mažiau, kas liečia rožę. Ir rožė jinai visai kitaip darosi, nedistiliuojasi. Bet yra labai daug niuansų kiekvienam aliejukui, kad jūs žinotumėt, kad tai nepaprasta padaryti. Todėl ir patikrinimas visas, netgi pačio buteliuko, užsidaro jisai, paskui vėl jis atsidaro, tikrinasi, ar nedingo ta visa koncentracija. Labai daug investicijos yra. Ir dabar apie aliejus. Aš pradėsiu nuo mėtos.
Čia mažą mėtos neįdėjau, taip, matau, paimsiu didelį mėtos buteliuką. Tai didžiausias adaptogenas, labai naudojamas eterinis aliejus, labai populiarus, vienas iš populiariausių eterinių aliejų. Tai aišku, virškinimo sistemai visai padeda, tai nuo pykinimo padeda, tai nuo skausmo, nuo migrenės padeda. Dabar, pavyzdžiui, aš darau sausą inhaliaciją. Kaip mes naudojame eterinius aliejus? Mes galim praskiesti, naudoti ant odos, mes galim naudoti difuzerį, mes galim sausą inhaliaciją daryti, tai va taip pat lašas sutriniai ir namukų rankytės statai ir uostai 5-7 gilius įkvėpius darai ir iškvėpimus. Tai gali būti šlapia inhaliacija, pavyzdžiui, į temperatūrą ne aukščiau nei 40 laipsnių paimat kokį nors stiklinį baulą, įpilat temperatūrą tenai, kad būtų tokio vandens ir vieną lašą aliejaus, tos pačios, pavyzdžiui, mėtos, jeigu difuzorių neturit, kad galima būtų pakvėpuoti, kad sanaciją padaryti kvėpavimo takų mėtą ir nuo to padeda, irgi tokie būdai yra naudojami. Ir yra naudojami į vidų irgi eteriniai aliejai, būtent kas turi CPTG standartą, tai yra perfumerinės klasės maistingi aliejai. Ir tai turi būti parašyta ant jūsų buteliuko, tarp kitko, Datera turi netgi sertifikaciją čia, jisai atsidaro ir tokią išklostinę, jūs galite, žiūrėti. Išklotinė yra, čia galima paskaityti, labai ilga susideda, kiekvieną buteliuką tai surašyta. Taip pat yra va čia va numerys, kada padarytas, kada pagamintas, kur ir jūs įvedant šitą numerį galit pamatyti, kiek elementų turi šitas aliejus, pavyzdžiui, nuo ko jisai padeda, kiek standartinių patikrinimų jisai yra praėjęs, koks jo galiojimas laikas ir taip toliau. Viskas yra užfiksuota. Tai va, mėta, kur aš naudoju. Jeigu, pavyzdžiui, aš buvau kaip konferencijoje išvažiavus, tai labai daug žmonių, 300-400 žmonių salėje, ir kai tu jauti, kad biškitas oras toksai suslėgstas daro, kai sėdi kelias valandas, tai tiesiog va taip laša ir netgi nelaša, tiesiog paverti buteliuką, patirnį, pakvėpuoji ir viskas aplengėjai, iškart atsiranda aiškumas galvoje, skaidrumas tiesiog, nes mėta, jinai labai gerai fokusuoja dar. Jinai nuramina ir fokusuoja jūsų dėmesį. Bet tuo pačiu biškį ir nuramina jūsų, kaip sakyti, kortizolo lygį. Ne? Bet jinai kaip adaptogenas. O jeigu jums reikia kažkur tai adaptuotis ir visiškai žmonės, o kas čia kvepia, nes tikrai vieną lašą netgi pakankama, kad pajaustų labai ant kelių metrų žmonės visoje salėje, kad kažkas tai gaivaus atsirado. Todėl labai lėktuvė, ką pykina, neštukiams faina, bet neštukiams atsargiai, kas niekada nenaudojo aliejų, tai nuo metus geriau nepradėti. Vaikam tuo pačiu, jeigu labai kas negali daug mašinų važinėti, ypatingai gale, o mes jūs ir važiuojam dažniausiai gale vaikus, nuo virškinimo sistemos, jeigu kažkur tai jūs netvarkingai biškį pavalgėte ar paskubėjote, ne, ar jaučiate net toks kaip gumalas stovi, ne, kad norisi, atsiprašant, atsiliaukti, bet neišeinama. Tai tiesiog mėtą paimat, va taip pat ant pirštuko, biškį palėtėt arba tiesiog palėtėt ir po liežuviu. Ir viskas, ir žinokit, ir atrodo, kaip jūs pakelį kramtomų suvalgėt, kur be cukraus, be aspartamų, be nieko, ne, be saldiklių. Ir sanacija burnos vyksta, dantų sanacija, profilaktika bakterialinis, kaip pasivalėt dantis, ne, tiesiog išvalėt visas bakterijas. Ir gaivumas toksai, ir jeigu buvo pykinimas praėjo, ir iškart šviesiau galvoja kažkaip tai, ir tas šviežus toksai pojūtis viduje, ne, nu, efektas, wow. Ir iškart koncentracija visai kita, atrodo, kaip biškį paryškėjo. Todėl, jeigu jūs turit kažkokių tai projektų, arba kažkur tai daug dirbat, protiškų irgi būtent būdu, ne, tai va citrina ir mėta labai iš tikrųjų stiprus adaptogenas, jinai padės antroji dienos pusėje kažkur tai atsigauti, arba jeigu jūs daug dirbat, arba yra kažkokie tai projektai, kur reikia įveikti, arba yra situacijos, kai reikia labai greitai adaptuotis, pavyzdžiui, kažkur tai skrendat, kažkur tai einat, kažkur tai keičiat aplinką, ne, mėta, jinai apramina ir fokusuoja. Jau nekalbant apie tai, apie virškinimo sistemą, pavyzdžiui, jeigu sloga atsirado, tai yra lašiukai, ne, į nosytę, kur tu pramuša tau iš karto, bet jie paskui džiovina gleivinę. Tai vat mėta jums pramuša iš karto. Sloga, jeigu yra, jeigu jūs darysit vieną. Ir nuo kitos, jums iš karto pramuš
slogą kelių minučių laikotarpį ir nebus to tokio džiovinimo efekto. Bet nuostabus adaptogenas, jisai padeda visada ir visur. Todėl, jeigu kažkur kelionėse, tai tikrai turėkit metą. Toliau, tęsiu apie fokusavimą ir noriu Jums parodyti antrą aliejuką, tai citrina. Citrina tai tikrai dėmesio fokusas, jeigu Jums mokslai yra prieš egzaminus, prieš testus. Visada mašinai pas mane yra vairavimo, jeigu ilgai kažkur tai vairuoji. Ypatingai, jeigu Jūs pavargot ir paimsit citriną, pauostysit, Jūs pajusit tą poveikį. Iškart koncentracija yra, fokusas yra, baimė nuima, pavyzdžiui, prieš egzaminus labai gerai vaikam patariu, arba prieš kraujo tyrimus, mano mažoji buvo laikas, kad biškį bijodavo, o reikėjo kraujo tyrimus daryti, tai visai kitaip savijauta, arba prieš liftą bijojo eiti, dabar mes mėgstam liftų važinėti, iš tikrųjų, tai paskui pažiūri, kiek visko praeina, gyvenimo įdomių dalykų, kas vyksta, kai tu pastoviai naudoji, kai tu pastoviai stiprini tą imuninę sistemą, kaip mažiau rečiau mes pradedam sirgti, kaip greičiau mes praeinam, jeigu kažkoks tai virusiukas ateina ten vieną naktį kažkur tai patepė aliejus, vakare grįžo, jinai suslogo ar su kuo, ar su temperatūra, matau, kad biški kyla greitai, patepėjau tą aliejų, užmygom, naktį dar galiu truputį dar patepti, todėl kad 3-4 valandas, kaip ir vaistus mes naudojam tokį poveikį. Viskas ryte, puikiausiai, mes jau galime eiti į mokyklą. Jeigu ypatingai iš pradžių greitai sureaguoji, viskas gerai. Ir kaip retai mes pradėjom, aš nebeatsimenu, kada aš turėjau temperatūrą, iš tikrųjų, iš vis aš neatsimenu, kada aš temperatūrą turėjau. Jeigu kažkokia tai sloga, arba jaučiu, kad gerklelė kažkur, tai titry pasiėmi patį pėdutės ir čia aplink mes tanzilitą irgi su titry gydėm. Bet dabar apie citriną. Žinokit, man tiek norisi Jums viską papasakot. Aš bijau, kad aš šitą valandą tiesiog įtilpsiu, bet jeigu bus klausimai, tai aišku, prašom, klauskite, aš būtinai pasidalinsiu. Citrina labai geras lipolitikas, labai gerai ant kepenų, ant virškinimo trakto tepti, ant tulžies, jeigu, pavyzdžiui, yra pas kažką tai smėlis, jeigu yra dideli akmenys, tai atsargiai, jie gali sujudinti citriną, jeigu tepsite ant projekcijos kepenų, bet jeigu yra, pavyzdžiui, smėlis ar mažiukai akmenukai, tai labai gerai, arba slažas tas yra, tai gerai labai tirpdo juos citriną ir padeda išvesti. Pavyzdžiui, citriną aš geriu vienas lašas ant 1 litro vandens, profilaktiškai irgi geriu, būna pageriu ten porą savaičių, sustoju, vėl keletą savaičių, vėl sustoju. Labai geras lipolitikas, iš tikrųjų masažus labai gerai daryti ant klubų, anticeliulitinis efektas labai nuostabus, greipfrutas, citrina, wow, efektą duoda. Degina riebaliukus gerai, imuninį sistemą labai gerai stiprina. Kas dar? Citriną man patinka netgi buity naudoti, nes vieną kartą aš prisėdau ir buvo kramtama kažkur tai, aš nežinau kaip, bet vienu žodžiu, chalatas toksai, žinot, su vorsu tokiu dideliu, ir drapas ant sofos, ir aš dar pasėdėjau, nemačiau, ir paskui atsikilo, tai viskas šilta, tai prilipo, tai įsigėrė. Aš galvoju, viskas neįmanoma iš tų drapų iškrapstyti, niekaip žinau, kad citrina padeda. Ant vatos diskelio paėmė citriną ir mes su vyru žiūrim, sakau, Patricijų, gal vis tiek reikia kažkaip tai iškrapštyti ar kažką, tai ne, nieko, žinokit, nereikia. Paėmė Patricijų ir jinai susivaliavo ir išsirutuliavo iš ten viską, sako, kodėl tu video nepadarei? Tikrai, kodėl aš video nepadariau, bet jeigu bus tokia problema, tai, sakau, jau nesakant apie valymo efektą, pavyzdžiui, aš vandenį gerti negaliu, pas mane labai jautrus dantis, bet su aliejaus to efekto nėra. Tokios askomos, žinot, kaip būna nuo rūgšties. Šito efekto nėra, todėl drąsiai galite antioksidantą gerti, ko puikiausiai metabolizmui jūsų padės ir riebaliukam deginti, lipolizo procesui padės. Nuo temperatūros labai gerai nuima citriną. Mes visi, žinot, labai skirtingai reaguojam į skirtingus aliejus. Kažkam tai geriau temperatūra nuima citriną, kažkam tai mėta, kažkam tai bryzas, pavyzdžiui, pas mus yra, arba oregano. Visi skirtingai nuima. Pavyzdžiui, man mažai labai gerai citrina nuima temperatūrą, todėl aš jį naudoju. Jeigu jau aukšta, jis gerai numuša, mėta irgi gerai numuša temperatūrą. Tai vat, kas liečia citrinos. Ir aišku, tas gaivumas, nieko nesinori iškart. Man labai patinka. Taip, toliau, lavanda. Neįmanoma apie lavandą, jūs tikriausiai visi žinot, nors aš atsimenu, lavanda mano supratimas buvo, kai aš tuos sašė naudojau lavandos, ne? Ir nuo tų kandžių į spintą.
Ir kai atėjo mano aliejūkai, toksai labai švelnus, toksai apgaubiantis toksai jausmas, nes tai yra mamos ir vaiko aliejus iš tikrųjų, irgi mažiukam vaikam galima jau naudoti nuo mažumos. Ir tai ryšys tarp mamos. Bet jeigu pas jūs su jūsų mama arba su jūsų vaiku trūksta biški ryšio, naudokite lavandą. Tiesiog duokite vaikui pauostyti nuo delno, pati naudokite, uostykite, sausą inhaliaciją darykite, statykite difuzorį, bet geriau jau į vakarą tada. Jeigu norit efektą biški raminančio, labai gerai numuša kortizolio lygį. Jinai neprasodina, nėra vykdoma tokio, kaip pasakius, sedatyvinė efektas ir išmuša jūs, ne? Bet jeigu jūs tau sausą inhaliaciją panaudosit, tai jūs tiesiog nuraminsit tą kortizolio lygį, numuš iki tam tinkamo jūsų normalaus lygio. Neprasadins jūs, kad jūs nieko nebenorite, ne? Bet nakčiai gali difuzorį statyti. Arba ant pėdučių tepkit, mes tepam ant pėdučių, jeigu norim gerai įsimigoti. Pavyzdžiui, buvo keletą naktų, kur jau nebuvo kažkas tai ramaus, nebuvo poilsio tinkama lavanda, arba vieną lašą ant pagalvėlės, arba galite pakvėpuoti ant pėdučių patepti. Ir jis neturi pripratimo. Jeigu jūs dabar naudojat vieną lašą, tai ir po metų jūs naudosit vieną lašą. Jums nereikia kaip migdomieji vaistai, ne, kur vis didini dozę ir nebepadeda. Dar lavanda, tas ryšys emocionalinis, visi tarp kitko aliejai turi ir fiziologinį poveikį, ir emocionalinį poveikį. Kažkur tai baimė nuima, kažkur tai drąsos priduoda, kažkur tai confidence tokio pasitikėjimo savim, kažkur tai tą liūdėsi pastovi, tokios aukos būsenos nuima, pavyzdžiui, eterinis aliejus, labai citry gerai labai dirba su ribom, kad reikia išstatyti ir mes kaip eritrėjai negalim to daryti. Jie turi visiškai skirtingą emocionalinį poveikį. Ir todėl lavanda tai yra tokio labai ryšio gero su savim, su vaikais, su mama, pavyzdžiui, ne su artimais. Kas dar? Kodėl vienas iš populiariausių? Visi nubrėžimai, mėlynės, jeigu kažkur tai kraujavimas, nudegimai, ten orkaitės, dar kažkur tai, prisiliekite iškart tepkite lavandą, galima tiesiog neskiedžiant ją, irgi galima neskiedžiant tepti iškart, jeigu nuo spaugelių kažkokių, tai lavandą galima, jeigu nudeginot ranką, aš pastoviai dažnai taip negaliu orkaitį panaudoti, kad kažkur tai neprisilies, iškart tepkite lavandą. Ir jinai nuims jums skausmą momentaliai ir nebus tų burbulų, žinot, neiškils ta oda. Aišku, jeigu ten netrečias jau lygis nudegimo. Jeigu nusibrozdinat kažkur, tai kraujas pradėjo bėgti, tai kraują gerai sustabdo. Antiseptikas labai geras. Mes visada įmam lavandą, mano mažoji visada žino, ar pasėmė lavandos, jeigu kažkur tai krenta, kokiu varinėjom arba aikšteliai, kad ir apsiraminti. Ir jeigu nukrito kraujavimas, ten prasidėjo nusibrozdino, mes ir raminam to pačiu, ir skausmą nuėmam to pačiu. Mes turim tokius rolerius. Ir čia Ungardo pas mane roleris. Skiedžiam su baziniu aliejų. Mes naudojam dažnai frakcioninį kokosinį aliejų, bet jūs galite žažabą, pavyzdžiui, naudoti dar kažkokį. Ir tokius rolerius mes visada turim, jie labai patogus. Jau turi tokį čia irgi plienas, man rodos, lietuviškas, teisingai, kur nerūdyja tie buteliukai, stiklas yra, pavyzdžiui, jeigu jis nukrito, jisai nesuduš. Labai geras kokybės stiklai daryti. Tai lavanda, jinai iškart padės. Jeigu nudeginat, padės. Jeigu saulės nudegimas skiedžiat, irgi ten labai greitai nesilups tada oda, žinot, būna, kai nudegi kažkur, tai lavanda padės. Kas dar? Antihistamininis. Jeigu yra alergija, tai labai dažnai naudoja mėtą, citriną ir lavandą. O šitą mišinuką skiedžiam su frakcioniniu aliejų arba tiesiog sudarom mišinį iš šių trijų ir naudojame difuzorių. Jeigu jūs žinot, kad ateina alergijos periodas, pavyzdžiui, žydėjimo yra, tai jau 2 savaitės prieš mes tą difuzorių pradedam naudoti, ant kiek palengvina būseną žmogaus. Patikėkit, kad nereikės jums vaistų naudoti. Lavanda dar labai gerai dirba su spaudimu. Jeigu pas jūs šokinėjantis, tai tas priklausomai nuo streso, bet lavanda, jinai stipriai nepaaukštis, jinai daugiau sunormalizuos. Ir pas mane draugė yra viena, kur tikrai vartoja vaistus ir dabar jau mažiau vartoja tų vaistų. Bet nors mes dirbom pas ją aukštas spaudimas, dirbom netgi su ilang-ilang, katras labai gerai mažina aukštą spaudimą ir, pavyzdžiui, kai yra žemas spaudimas, tai labai gerai rozmarinas pakelia.
spaudimą. Todėl aliejai, žinot, jie atrodo, nu kas čia žolelė, bet iš tikrųjų tai labai didelė galia juose slypi. Ir reikia vis dėlto biškį pasidomėti, kaip jais naudotis. Nes jeigu draugė skrydo į Kiprą, man rodos, Kiprą skrydo mažutė mergaitė ir 8 mėnesiai buvo, temperatūra pakilo, matyt adaptacijos periodas, pirmas skrydis ir taip toliau. Ir T3 aliejukas ant pėdučių, temperatūra nukrito. Ir nereikėjo jokių vaistų. O taip pat veikia eteriniai aliejai. Todėl lavanda nuostabus dalykas, visapusiškai visur beveik įmanoma ją naudoti. Todėl ir nuo tų kandžių, tarp kitko, taip iš tikrųjų taip ir yra. Ir nuo kandžių, ir nuo tarakono, ir pavyzdžiui, jeigu jūs pasitepsite nuo vabzdžių, nuo uodų, pavyzdžiui, jeigu naudosite kažkur, tai netaip ir jūsų kips tikrai veikia tas dalykas. Dabar toliau, aš stengiuosi kuo trumpiau, kad jūs labai jau neužimti. Aliukas, mėgstu aš tą citriną. Jisai, žinot, ką daro, psichologinių, aišku, aš galėčiau jums dabar paimti ir išskaityti labai daug visokių poveikių, kad aliejai duoda. Ir jeigu įdomu, aš tikrai tai padarysiu, apie kiekvieną aliejų papasakosiu, nors jau iš šitos vaistinėlės, kiek daug visko yra antiseptiniai, yra antibakterialiniai, yra antivirusiniai, yra imunomoduliatoriai, profilaktiškai dirba, ir nuskausminčiai, spazmoalitikai, ir su virškinimo trakto, ne? Nu, ta prasme, jie turi labai daug su poveikių, kiekvienas aliejus. Ir emocionalinis būsnis, irgi kaip ir minėjau. Ir T3 labai dirba gerai su ribom išstatytom. Žinot, kaip būna, negali pasakyti, ne, arba tas ne toks tvirtas, arba tas ne iš vis net ne tavo leksikonė, nes tu pripratęs būti gera mergaitė ar geri berniuko ir tu bijai pasiekmių, ne. Ir kai yra ribų, tai žmonės dažnai perlipa tą ribą, nes jos nėra, jinai nematoma. Ne? Ir ne todėl, kad specialiai norėdami jūs skaudinti, bet iš tikrųjų todėl, kad tiesiog nėra tos tvaros, galima eiti laisvai. Ir kai kada mes patys kalti, kad jos nepadaro. Todėl šitas aliejūkas dauguma kam nepatinka. Tai reiškia tikrai, kad pas jūs gali būti problema su tom ribom. Labai šiaip tai daro degustaciją, testus daro aliejus, aklą degustaciją, kad tai aliejai patinka, ką tai duoda, ir jeigu visiškai nepatinka, irgi ką tai apie jūs sako. Irgi labai įdomi sistema yra su aliejais, todėl netgi jau dėl šito įdomu savo poveikį pažiūrėti. Man nelabai patiko iš tikrųjų T3, tik tai paskui aš pradėjau mylėti jį ir aš paskui supratau, kodėl. Kai praėjau coachingą, kai daugiau pradėjau domėtis savimi, kas vyksta pas mane viduje, kai praėjau mokslus ir kai pradėjau padėti kitiems žmonėms, matau, kiek yra neišsakytų emocijų, kiek yra skausmo viduje, kiek yra nesupratingumo viduje, netgi savimi, ne tai, kad artimai žmonėms. Kas liečia emocionalinio. Dabar, kas liečia fiziologijos. Žinot, šitas aliejus, tai kaip vaistinėliai, jisai ir bakterialinis, labai stiprus, apie 150 štamų bakterijų. Tai ir gerpsis, tai ir kandida ta pati labai gerai dirba su juo, T3, tai visokie spageliai labai gerai su ją vartojama, nuo temperatūros gerai, antibakterialinė, pavyzdžiui, po baseino aš visada mažai tepu kojytės, kad nebūtų kažkokių tai karpyčių, žinot, jinai eina mokintis plaukiot. Tai visada patiko, kad šitų bakterijų nebūtų. Ir jeigu jūs, pavyzdžiui, patepsit T3 aliejum arba origano, ir dar irgi apie jį papasakosiu, duoną šlapę, įdėsite vieną maišiuką, o kitą gabaliuką nepatepsite. Paliksite tamsoje, šilumoje keliom dienom. Jūs pamatysite, kad ta duonytė, kur buvo patepta eteriniais, nėra jokių šitų maltų, kaip jų pelėsių. O ten, kur nebuvo patepta, jau pradėjo pelyti. Tokį poveikį turi eteriniai aliejai. Todėl T3 veikia labai daug nuo kokių bakterialinių štamų, tikrai wow, turi efektą. Temperatūras, irgi jau sakiau, minėjau, labai gerai veikia. Mes gydėm irgi ir tonzilitą, nes mes to nevartojam, tai buvo biški pas mažai va čia. Ir dar tuo laiku nemokėjo, žinot, skalauti, nes aš, pavyzdžiui, gerklę biški pajaučiu kažkur, tai aš iškart lašelį ant sodos, šiltą vandenį, druskos ir pradedu skalauti, ir dar patepu su šitokiu roleriu, čia grinai prie glandų šitų, kur yra. Tai aš biški imdavau, taip pat apšnuodavau ir paskui ant
bet tų šepetuką jie biški nemalonu, bet sakydavo, kas čia mama yra, bet už tai paskui visi tie puliukai ir nueidavo jai. Ir va taip mes išgydėm, jai tanzilitą anginą biški puliuojant. Todėl šitą aliejų aš labai myliu jau dabar, jau man rodos pas mane viskas su ribom. Ir aišku, naudoju, jeigu kažkokiu tai paraudonumai kažkokiu, tai matote, kad prasidėjo ten spogiukas, va to jau eis, ne? Arba gerpisas tikrai naudokit, pamatysit, kad jie ne tik nuima simptomą, bet jie ir padeda nuimti priežastį. Jie giliau įeina ir veikia iš vidaus eteriniai aliejai. Todėl po ilgo laiko vartojimo jūs pamatysit, kad jūsų gerpisas ir nebeišlis. Nors mes visi žinom, kad gerpisas pas mus visus yra, tik kai aktyvuojasi jisai, tada jau niekada jo jisai nebedingsta, jis pastoviai lenda. Tai eteriniai aliejai su šito dirba gerai. Dabar, koks dar aliejukas pas mus? Taip, čia mišinukai. Va dar pas mane origano. Origano tai va karštas aliejus ir va taip kaip aš dariau su visais, jau su šito alieju, taip nedarykite. Origano, žinot, kai aš pirmą kartą įkvėpiau, man pasirodė, grinai va itališką pizzą, ten dėtų to origano, arba kažkokia tai pasta kažkokia tai, nestiprus prieskonis. Šitas kvapas labai sotus man visada. Ir ne veltui jisai, pavyzdžiui, jeigu turite emocionalinį persivalgymą arba impulsyvinį persivalgymą, kur negalite sustoti, arba jums vis norisi kažko tai po maisto, ten saldaus kažką tai gauti, naudokite, pavyzdžiui, difuzerį, šitą aliejuką ir citrinos lašelį, šitą lašelį ir difuzeris ir sėskite prie stalo. Ir kol jūs valgote, kad šitie gerai eitų. Paskui jūs tiesiog jau priprasit biškiai įkvėpti prieš ir pamatysit, jūsų apetitą ir tarp kitko, kaip greičiau jūs prisisotinat, nes jis labai tirštas prieskonis, tiesiog tokio sotumo jausmą duoda, nesinori kažko tai dar prisigaudyti po to. Ir porcijos mažėja. Pavyzdžiui, jeigu jūs dienos laikotarpį negalite kažkur tai, žinot, kad laikas dar bus, nespėsit pavalgyti, tai origano, pavyzdžiui, ant kažkokio tai tamsaus drabužėlio arba tiesiog servetėlę, pauostyti arba padėti ant servetėlės, kad jūs kvėpuotumėt tuom arba difuzerį, pamatysit, kaip apetitas aplamai susitvarko. Nėra didelių šuolių cukraus, nėra tokio biški pristabdo jūsų apetitą. Ypatingai, kai tai ne alkis, o apetitas. Mes žinom viskas viršui ir iki skrandžio, tai yra apetitas. Kas varška, ką girdim, ką matom, ką užuodžiam, tai nėra alkis, kad tai mes turim malšinti. Tai greičiausiai bus apetitas. Viskas, kas skrandis ir į apačią, tai jau yra grynas alkis, kai jūs jaučiate, tik paskauda, tik suburbuliuoja, jau tuščia, bet čia yra alkis tikras. Ir kai būna apetitas dažnai, kai mes valgom už kampaniją, ar tiesiog pajautėm, ar pamatėm kažką, tai origano labai gerai su to veikia. Ir šiaip labai geras antidepresantas origano, kodėl aš sakau, kad emocionalinis persivalgymas jums padės, nes jis labai geras antidepresantas, tikrai labai stiprus. Su lavanda, pavyzdžiui, jeigu yra isterika pas vaiką, jūs lengvai nuima ir apsiramina, bet origano, jeigu stipri ir suaugusi, žinot, jau kai reikia per veidą mušti, pavyzdžiui, tai origano iš tokio pakels, duokit pauostyt ir sustos sveikinasi vietą, jeigu tik gali pasireikšti, emocijos labai greitai stabilizuojasi, kelių minučių laikotarpiu jūs pamatysite efektą tikrai didelį skirtumą. Todėl tas ir emocionalinis valgis taip pat gerai nublukina tas emocijas ir mums nereikia užkandžiavimo, jeigu ten yra, pavyzdžiui, kažkokie tai procesai, jūs nervuojatės, žinotės, kad kažką tai reikės daryti, nervuojatės, negalite bėgati prie šaldytuvo, arba kažkas tai skaudina, jūs nežinote, kaip pasiraminti, turėkite origano. Origano aplamai labai gerai suriša su žemė, mūsų stabilizuoja. Žinote, kai būna praktikos atsistoti basom kojam, arba kai mes medituojam, būtinai kojam prisiliesti prie žemės, tai origano nuostabiai su to veikia. Dar kas, tai antibiotikas ir jis veikia su virusinėm infekcijom. Su kuo neveikia mūsų paprastai antibiotikai? Kam tai naujiena, tai galiu pasakyti, kad taip, antibiotikai veikia tik bakterialiniam infekcijom. Su virusais antibiotikai nedirba, jie negali juos nuimti. Bet kodėl mums dažnai, kai būna virusinė infekcija, duoda, pavyzdžiui, antibiotikus, todėl, kad dažnai prisijungia bakterialinė infekcija, jau prie virusinės, kai yra jau pažeista, imuninė sistema tuo momentu. Tai todėl duoda kai kada antibiotikus, bet tai irgi geriausiai prašykite, kad darytų tyrimus,
iš kraujo ir pamatytų, kokiam dabar stovi jūsų eritrocitai, leukocitai, kad matytų, ar pasiruošęs ar nepasiruošęs organizmas aplamai priimti dabar antibiotikus ir kuom jisai užkrėstas yra. Kodėl per COVID antibiotikų niekas negėrė, todėl kad tai nepadėdavo. Deja. Tai va, Origano tai yra gamtinis antibiotikas ir jisai dirba su virusais. Ir žinot, netgi su bakterialinė infekcija, kai jisai dirba, jisai neužmuša gerųjų bakterijų. Mūsų problema juk antibiotikų yra kame. Kodėl paskui reikia pragerti simbiotikus, probiotikus, prebiotikus, ne? Dabar yra simbiotikai, postbiotikai, labai fainas dalykas, kam įdomu, ateikit, papasakosiu. Ir žinom, kad po antibiotikų būtinai reikia pragerti, nors jau kažkokių tai biški bakterijų gerų, todėl kad antibiotikai užmuša mūsų gerasis bakterijas. O reiškia, didėja iš karto automatiškai blogųjų bakterijų. Jisai užmuša blogas, bet ir gerasis, o blogosios dėja labai greitai atsinaujina. O gerom mums reikia tada pragerti, papildyti probiotikais tas pačias bakterijas ir aišku maistu prebiotikais, kad jos augtų ir daugintųsi kuo greičiau. Bet Origano yra tyrimai padaryti, kad jie paima tiesiog gal 0,5 ar 5%, gal maksimum, kur užmuša gerą bakterialinę sistemą, tai prasme mūsų mikrobiotas. Todėl tai unikalus dalykas. Temperatūra labai gerai numuša. Su antiparazitarinės labai gerai veikia, nes jeigu yra kažkokių tai atsiradę problemų, ne, labai gerai, jeigu jaučiate, kad pradėjot jau sirgti, atrodo, laužia kaulus, dar ten kažką tai jau tokio atrodo, kaip prasidėjo temperatūra, kažkoks tai gripas panašu, tai tepkite iš karto Origano ant nakties ir per stuburiuką galite patepti. Aišku, skiedžiam 1:20, šitą būtinai, jeigu kitus aliejus nekarštus, mes skiedžiam 1:10, kas liečia suaugusių, tai šitą 1:20 mes skiedžiam. Ypatingai, jeigu tik jūs esate pradžioje, tai jūs pasitepėte kojytės vakarui, ryte jūs prabundat, nieko nebėra, jūs kaip kurkėlis, šviežus ir gražus. Ir sveikas. Tai Origanas šito dirba su šypicom, su, kaip jos vadinasi, palaukit, kai būna šaknelė, dabar nepasakysiu, lietuviškai atsiprašau, karpos, su karpom labai dirba gerai, bet reikia labai jau tiksliai į tą kartelę, dažniausiai būna aptepam aplinkui aliejukų paprastų, pavyzdžiui, kad neapsidegintumėm. Tada įmam ant dantų šepetuko, dantų krapštuko, įmerkiam biškį ir tiesiogiai aš taip pat nuėmiau savo tokią karpelę, ji buvo net tokia, ne tai kad karpa, buvo kaip šypica daugiau ir jinai buvo tokia aukšta, žinot, kaip būna išlenda iš, jau, nežinau kaip pasakyti, tokį turi virš odos. Tai su juo aš labai gerai nuėmiau ir dabar pas mane, jeigu kažkur tai stebėjot mane anksčiau ant video, tai pamatysit, kad ant video pas mane buvo anksčiau, o dabar jau jos nebėra. Origano. Aš labai mėgstu šitą. Žinot, dar kur gerai Origano, kai jūs labai daug, dabar toks laikas, toks metas, žmonės labai daug dirba su savim, su pasąmonė, su sąmoningumu, medituoja, praktikas visokias daro, ne? Tai kai būna biški žmonės per daug jau įeina į tą būseną, kad juos biški prižeminti, kad juos stabilizuoti, nes mes materialiniam pasauliu dar gyvenam, ne tik tai ten dvasinėme, ne? Origano irgi labai puikiai dirba emocionališkai tam dalykui. Dabar kas dar ne iš blendų, liko 4 blendai ir dar vienas aliejukas, mono aliejukas, frankincense, tai ladinas arba smilkalų aliejus. Aš šiaip tai gal paliksiu pabaigoj, nes kai aš jį uostau, man iškart norisi sulėtėti. Ir kol kas dabar dar nereikia man sulėtėti, todėl aš paliksiu jį į pabaigą, papasakosiu jums paskui. Viską vienas iš brangiausių aliejų DTR yra. Pereisim tada mes dabar į Air. Čia nuostabus blendas, čia yra Ravensara, čia yra eukaliptas, čia yra meta, čia yra T3 irgi sudėtyje, lavras yra čia. Čia viskas, kas liečia kvėpavimo takų. Žiauriai veikiantis aliejus, nuostabus, aš jį dievinu, ant kiek jis yra padėjęs, kai tik tai biški kažkur tai snargliukai, temperatūra, kosulis kažkoks, tai neatsiranda pas mažą ir pas mane. Kažkur tai jau pradeda jeigu galima taip įsireikšti, arba temperatūra biški kyla. Tai čia grinai kvėpavimo takų ir jisai įeina giliai į alveolas plaučių ir iš ten tiesiog ištraukia, labai gerai veikiantis aliejus, blendas aliejų. Tai mes irgi skiedžiam, turime tokius rolerius, kaip ir sakiau, tai būtinai mažai tepu ant krūtinėlės, va čia, jeigu tai prasideda, ir galiu ant nugarytės. Arba
naudoju kartu su Angard. Irgi tuoj papasakosiu. Ir paskui dar galiu tapšnoti va taip ant nosytės, jau praskiestą. Ta aliejuką pradeda pramuša labai gerai slogą, duoda kvėpavimo, gerai slogyti, jeigu yra, kad galėtų ne nosytė kvėpuoto, o ne burnytė kvėpuoto nosytė. Temperatūra labai gerai numuša. Nu, čia tas aliejus, katras, vat, kas liečia pavasario, rudens, žiemą, ne, tai labai aktualu iš tikrųjų yra. Ir kai tik tai pati pradžia, viskas aš būna kai kada net profilaktiškai irgi tepu kartu su Angard. Tai čia vat, viskas, kas liečia kvėpavimo takų, bronchų, tarp kitko žinot, kad bronchai, nuo bronchų nėra vaistų nuo bronchų. Kas yra domėjęsi, tai yra pagalbininkai kažkokie, kur padeda plaučiams, kur padeda gerklytėje, ne, bet bronchus pačius jūs nieko neturime gydyti. Tai va, aliejai labai gerai padeda. Va, šitas va, rinkinukas, blendas, padės su kvėpavimo takais padėti. Kartu jie draugauja visada su blendu Angard, tai yra kaip sargas. Ir kai buvo COVID-as, tai padidėjo 400% pardavimas šito aliejaus. Tai yra kaip sargas nuo bakterijų, nuo virusų. Čia yra ir karšti aliejai, ir cinamonas, ir gvazdikėlis, ir apelsinas, ir wild apelsinas, ir gvazdikas karštas aliejus, ir cinamonas karštas aliejus. Tokie, žinot, kur, nu, tiesiog sudegina, kaip galima sakyti. Tai va, kaip antibakterialinis, kaip imunomoduliatorius, labai gerai, profilaktiškai, žiauriai gerai. Kiekvieną dieną į mokyklą, mažoji eina ypatingai žiemą, visada šimu, patapšnoju, tik tai reikia, kad būtų tamsus, nes čia yra apelsinas, šiaip aliejai, pavyzdžiui, lavandą, dabar įdėčiau ant balto, netgi paimčiau lašą ir pridėčiau prie balto marškinukų baltų, jinai išdžiūtų ir neliktų dėmės. Nes jie ne aliejai. Turi supratimą, kad galvoja, kad eteriniai aliejai tai aliejų. Ne, tai eteriai. Ir jie labai gerai išgaruoja. Jeigu, pavyzdžiui, citriną paliksiu atidarytą, jinai labai greitai išgaruos. Todėl atsargiai su šituo nepalikinėti. Citriną, aplamai citrusiniai visi aliejai, jie aplamai labai greitai. Netgi uždaryti būna, jie greitai išeina. Todėl, bet žinokit, tokį buteliuką jūs labai greitai sunaudosit, nes citrina eina visur. Ir į salotus, į aliejus aš dedu paskaninti skonį, gaivumą, priduoda kvapas, toks citrinos, vienam laše tiesiog, kiek yra visko. Tai va, Angardas irgi labai gerai dirba su apetitu, nes tai vėlgi karštas aliejus, prieskonių labai daug čia žalelių, ane? Aš labai mėgstu šitą aliejų. Mažoji labai mėgsta, nes čia yra apelsinas tenai, o čia džiaugsmo aliejus apelsinas. Visiems patinka orange, jeigu, pavyzdžiui, su nuotaika nori dirbti, aš visada įlašinu į difuzerį apelsino, arba nors jau Angardo, kad ir profilaktiškai būtų, ne, ypatingai žiemą, pavasarį, rudenį, nes ten yra apelsinas ir iš visas į tokios šventės skonį. Čia va tokiu, tai toksai šventė iš karto, skanu ir labai gerai kelia nuotaiką iš tikrųjų. Mažoji tokia džiaugsminga, vyras džiaugsmingas, galvom, kas vyksta, niekas nežino, kas vyksta, o iš tikrųjų tai nuotaika gera, todėl kad aliejai eteriniai veikia. Ir tikrai toks aliejus ir aš mažai visada patepu čianai, į mokyklą, kai jinai eina, biški dar per plaukus pereinu, kad visas jai tas aromatas būtų. Ir profilaktiškai, kad jinai nesirgtų čia grinai, barjeras toksai. Tai vat, jeigu jau jaučiat, kad vaikas pradeda sirgti, pradeda kusulys, snargliukai ten kažkur, tai aš visada tepsiu čia ir tapšnosiu. Jie, aišku, visi jie skiesti ant krūtinėlės ir ant nosytės, o jau Angardą aš tikrai tepsiu per stuburiuką ant nugarytės ir pėdutės. Ir va taip pat, jeigu jau temperatūra pakilo, irgi šitos du aliejus. Jeigu labai labai karšta temperatūra, aukšta temperatūra, karštų aliejų nenaudojam, tada aš imsiu jau arba arba citriną numušiu temperatūrą, arba mėtą, ne? Jeigu žemiau nei 39, bet matot, kad dėti, ne? Tai naudosiu tą ir tą. Tarp kitko, kas gerai, kad eteriniai aliejai, jie nenumuš temperatūros 36, 35, ten ir 6, ne kaip tiesiog kerta. Jie numuš iki normalios temperatūros 37, kad organizmas galėtų toliau kovoti su infekcijom, kad išdirbti savo imuno atsparias ląsteles. Todėl tai irgi labai svarbus momentas. Gerkite visada vandenį, kai naudojate aliejų, nors vandenį reikia mums aplamai visada gerti.
naudojam. Ir Gardas labai irgi su apetitu labai gerai dirba, jis yra toksai truputį deginantis, kas esat ragavęs gvazdikėlį, pavyzdžiui, pakramtyti, ne, jūs žinot, kas tai yra. Pavyzdžiui, sanacija dantų labai gerai, jeigu yra kažkur tai pūliavimai, va čia kažkur tai dantysenos, ne, tai labai gerai dirba, irgi sanacija daro dantų. Labai geras moduliatorius imuninės sistemos. Greitina apykaitą, todėl kad čia yra ir citrusiniai aliejai, o tam padeda. Ir jeigu jūs, pavyzdžiui, pavalgėte, ne, ir anticeliulitinis, jeigu jums negaila, galite naudoti, nes čia yra ir gvazdikėlis, ir cinamonas. Jūs žinojot, kad cinamonas tikras žiauriai degina. Pavyzdžiui, aš turiu cinamoną, aš naudoju anticeliulitiniam priemonėm, tai cinamoną, jeigu jūs 2 lašelius dėsite į jūsų kremą po masažo, ne, kurios dalys jūsų yra, nes dega, grinai dega, labai gerai stimuliuoja kraujo apykaitą, viršutinius sluoksnius odos irgi tiesiog, jaučiasi labai, labai fainas efektas. Tai va, jeigu jūs pavalgėte ir jums norisi kažko tai saldaus, ne, tokio, rodosi, kažkaip tai paskutinė notelė tokia nepabaigta. Ir toksai, žinot, biški deginantis, jaučiat gvazdikėlis, paskui cinamonas, paskui apelsinas ateina ir toks gilus. Ir tas deginimas praeina paskui po kelių minučių, bet jums nieko nesinori. Nesinori niekom sugadinti tą skonį. Numuša viskam, nei vandens, nei valgyti, nei saldaus, nieko nesinori po šitą skonio. Tai va, reikia ir taip, aš kaip nutricionologas, kai žinau, kad dirbau su emocionaliniu persivalgymu su žmonėm ir kompulsyviniu persivalgymu, tai nuostabi dalykai. Ir žinokit, jeigu jūs aplamai bent kokius aliejus panaudosite kelis kartus į dieną, va taip pasatrinsite, jie aplamai malšina aukštas emocijas, aukštą kortizolį. Tai nereiškia, kad jūs nukredat į būseną, nieko nesinori, ne? Jūs normalioj būsenai, kokia ir turit būti adekvatus žmogus. Mūsų stresas, mūsų kortizolis daro iš mūsų nenormalius žmonės, nes mes per daug stresuojame, permanentinis. Tai ne tai, kad anksčiau pamatyti tigrą, susinervavai, pabėgai nuo tigro, apsiraminai, o dabar mūsų tigrai, tai mūsų kolegos, tai mūsų darbdaviai, tai kada šeimos nariai, tai kažkur tai trafikas, ne, ir mes paskui tą tigrą vis sukame ir sukame galvoje. Tai yra permanentinis stresas, o kodėl aš taip nepasakiau, kodėl aš taip neatreagavau, kaip reikėjo va taip arba taip. O mūsų giliminiai sistemai, mums vis tiek, mūsų smegenys galvoja, kad tai vyksta dabar. Nes jeigu prisiminsite jūs kažkokią tai istoriją iš, pavyzdžiui, vaikystės, dar kažkur, kur jūs buvo nuskriaudę, jūs jaučiate tą patį, jums prasideda ašaros, ne, jūs jaučiate tas pačias emocijas, smegenims tas pats, tai buvo tada ar dabar. Ir tas permanentinis stresas pastoviai su mumis. Ir jeigu jūs nors biškį etinius, kokybiškus etinius aliejus naudojat, pasirinkit toks, kas jums patinka. Labai svarbu, kad jums patiktų tas aliejus. Vat iš tų, jūs pasiėmat ir uždarom akim, ne, atidarant dantukus, tik tai pažymėkit ant viršaus, kad paskui ant to buteliuko rūtėti. Ir pauostykit. Kad naudokit jį. Nors jau savaitėlę, kiekvieną dieną, porą kartų į dieną. Jums ir apetitas susireguliuos, jums su nervų sistema susireguliuos. Jūs ramiau viską žinokit, žiūrėsit, ypatingai, kas turit vaikų, kas dažnai tos nepakankamai gera mama, nepakankamai geras darbuotojas, nepakankamai gera žmona, aš visą kažkokia tai nepakankama, not enough, ne? Aliejai labai ramina šitą stresą ir neduoda išsirutuliuoti toms istorijoms, kur mes faktus niekinam ir pripaišom tiek daug visokių istorijų prie jų. Todėl emocionalinių fonų tai nerealus dalykas veikiantis staigiai, padedinantis čia ir dabar. Kaip sakau, kaip origano labai stiprus antidepresantas. Melisa skaitosi vienas iš stipriausių antidepresantų. Ramunėlė, melisa, iš tikrųjų labai daug kas keičia antidepresantus naudojant aliejus. Tai nepasakos kažkokios, tai yra keisai. O keisai yra iš viso pasaulio. 54 šalys naudoja oficialiai yra doTERRA's kompanija. Ir žinokit, keisų yra labai daug visokių. Ir kur tikrai yra tyrimų apie aliejus. Pavyzdžiui, dabar aš noriu pereiti prie frankincense. Papasakosiu dar apie tyrimus apie frankincense. Tai yra mokslinių tyrimų šimtai padaryti jau. Apie lavandą, apie frankincense, apie kapaibą, kur CBD yra grinai tas pats poveikis, ne kaip marihuanos turi kapaiba aliejus. Tik tai neturi to sedatyvinio poveikio priklausomybės, narkotikas, ne, kaip
marihuana, bet nuskausminantis efektas, poveikis gydymo, kodėl kai katrie netgi nežiūrint į svaiginantį efektą, kad tai narkotikai, naudoja, pavyzdžiui, onkologijoje dažnai marihuaną arba CBD, ane? Kodėl? Todėl, kad yra labai gilus efektas gydymo, bet dėja yra šalutinis efektas priklausomybės, narkotikas, ane? Tai kapaiba neturi to efekto šalutinio. Įsivaizduojat, labai daug tyrimų padaryta, kur naudojasi dabar kapaiba ir kur bando atlikti tą patį vaistuose, ane, kad padaryti. Aplamai vaistai yra daug, kur įmėsi būtent, kaip vaistai darosi. Iš tų žolelių kažkur tai, ane, pavyzdžiui, kaip imdama anksčiau poveikis tos, iš kur mes aplamai įmėm duomenis, kaip veikia organizmą, ne? Yra ir bazė duomenų, iš kur mes įmam iš augalų, suprantame, kaip veikia, kodėl veikia, tyrinėjam juos ir paskui sintetiniu būdu bando padaryti vaistus. Ne visus, aišku, bet šiaip yra toks irgi iš metodų, ane, kaip suprasti. Todėl daug kokiuose vaistuose yra ir dalis eterinių aliejų. Ne, arba poveikis į pagrindas bando atgaivinti, atstatyti grinai kaip gamta tai daro, bet jie ne visą tai gaunasi padaryti. Tai va, toliau, ką noriu pratesti, noriu Zengest, tai mano vienas iš mėgstamiausių blendų. Čia ir gestalas, ir festalas, ir smėktas, žinokit, viskas viename iš tikrųjų, nes padeda virškinimo sistemai labai gerai. Ir jeigu yra pykinimas, jeigu jūs apsinuodijot, jeigu yra pilvo pūtimas, jeigu yra kažkoks nesuvirškinimas, jeigu pilvukas vaikui skauda, mažiukams ypatingai. Mano mažoji būna, kad suvalgo kažkur, tai žinot, prisigaudo tų, tai mamos skauda ir mes tokiu, irgi blendu, aš turiu kiekvieną iš tų 10 tokius padarius rolerius, patipam 10-15 minučių. Su rotavirusinėm infekcijom veikia. Argi čia ne rodiklė, aš nežinau, kad rotavirusas, įsivaizduojat, ant kiek mes sėdim paskui prirakinti prie tualeto ir iš čia, ir iš ten, ir iš visur. Kas esate praėjęs, tai nedaug dievė. Ne? Ir jeigu pykinimai yra, jeigu vėmimas yra, kaip sustabdyti, kaip pagerinti būseną, atsigaivinti. Tai šitas blendas yra nuostabus tam dalykas. Aš buvau irgi apsinuodijus, pieniškų produktų kažkokį tai jogurtą nepažiūrėjau, dėja, kad jis jau buvo atidarytas, kelias dienas stovėt ir kai pieniški produktai, turėkit omeny, kad jeigu jau netgi tą pačią dieną baigėsi galiojimas, tai geriau jų nevartokit, žinokit. Ir aš suvalgiau tą jogurtą ir aš jaučiu, kad man tiesiog rakina viduj, tiesiog, žinot, grynas čia apsinuodimas yra. Ir aš galvoju, dieve, ką man daryti, aš dar sėdžiu kažkaip tai, dar gal čia nieko baisaus, o paskui jau žiūriu, kad viskas, man jau rakina, kad greičiai. Ir aš į kapsulę, turiu valgomas kapsulės tuščias ir kelius lašus į kapsulę, dar kokosinę aliejus, jūs galite bet kokį aliejų ir migdolų, ten, sakykime, ar sėklų kokio aliejų, jeigu jūs į vidų vartojate tos aliejus. Ne visi aliejai į vidų vartojasi, bet ne todėl, kad jie blogos kokybės, pavyzdžiui, va šitas, apie ką kalbėsim, čia yra kamfora, tai vidų mes kamforos nenaudojam. 15-20 minučių ir man pradėjo lengvėti ir viskas, ir pečiai įsitėsi, ir aš, ir viskas gerai, aš puikiausiai. Todėl, kas liečia virškinimo trakto, tai puikus dalykas. Šitas, ir baiginėsiu aš jau diblių, tai čia yra kamfora, čia yra melsvoji pyžma, čia yra ramunėlė, viena, kita, ilang čia irgi yra tokie aliejai, kur nuskausminančiai stipriai, jisai įeina į gylį iki 15 cm, tai kaulai, tai sausgyslės, tai raumenys, tai kremzlės, pavyzdžiui, kelienai, ane, kas labai aktyvus arba nori būti aktyvu, arba nugaros skausmai. Pas mane vyras, pavyzdžiui, buvo pasidarbas toksai, kur negali naudoti kažkokių tai vaistų ir jam reikėjo į komandiruotę išskristi, juos tikrina prieš malūnsparnį, ar nėra kokių vaistų pavartota ir jam nugara buvo surakinė, tai mes per porą dienų atstatėm jį ir pakėlėm iš lovos, būtent su eteriniais aliejais. Ir žinot, kas įdomu, yragi dar labai faina sistema simfonija ląstelių. Kas žino apie tai, nuostabus dalykas, kur galima pakelti iš labai visokių sunkių būsenų. Pavyzdžiui, kur nugarą ten sutempia, sutraukia, arba sumušimai kokie. Aš, pavyzdžiui, žinau pati, pas mane yra stuburas lūžęs 2 vietose, sėdmenų kaulai, žinau, kaip būna, kai jeigu kažkur tai netaip biškai, padaugini ar sporto, ar
keičiasi oras, ne, ar būna tiesiog užsispaudę kažkur tai perpūtę. Dar neurologija, pavyzdžiui, labai gerai veikia su eterinis aliejus, kai būna, o čia po šonkauliais iš nugaros pusės, ne, kai jaučiate, kad negalite arba kaklo negalite pasukti, pavyzdžiui, mėtų aliejus, tai labai gerai veikia su šita zona, su migrena, veikia irgi, jeigu jūs kompu dirbate, dabar visi žiūri mane, va šitą zoną dažnai būna tiesiog užkrenta, užsispaudžia čia labai stipriai. Tai yra labai stiprus momentas, tarp kitko, va čia va, gali užsispausti, kad net paskui ir į vidinius organus duoda įtaką. Tai šitam dalykui, jeigu trombuojasi paskui čia kraujagyslės, va šito pastoviai, jeigu jūs nieko nedarysit, nemasažuosit, negaivinsit, nedirbsit su tuo, su eteriniais aliejais, pavyzdžiui, irgi gerai nuima tokį užsispaudimą, relaksą raumenim duoda sausgyslėm. Aliejai yra nuostabus dalykas tam. Tai va, dyplių, tai gilus, tai ne, dyp ir yra skausmų nuima, pavyzdžiui, pas mane su kelienu buvo kažkada tai meniskas, tai kartas nuo karto vėl pas mane grįžta po bėgiojimo, arba ten po kažkokios tavatos, arba po funkcionalinės treniruotės, tai aš savo padedu, arba išėjęs irgi yra, jeigu žinot, kad tempia iš dešinės pusės tiesiog va, nuo sėdmens ir po kelienų į apačią, į blauzdą. Nuo migrenos labai gerai veikia irgi skirtingiems žmonėms priklausomai, vėlgi jūs žinot, kad migrena tai vėlgi yra skirtingos priežastys tam. Kažkur tai būna migrena, kad užsispaudė tiesiog čia šitą zoną. Kažkur tai būna, kad tulžies mažai įsidirba, kepenys blogai veikia, ne? Ir tulžis blogai funkcionuoja, tulžis neišduoda ir nesuvirškina jūsų maistą. Pastebėkite, pavyzdžiui, kodėl pas jūs ateina, kada ateina pas jūs migrena, po maisto ar po nervų, ar būna, kad spazmai, kortizolis labai užšoka. Ne, ir kad jūs viskas suspausti visi esate ir prasideda irgi kraujas blogai cirkuliuoja, nuo šito gali būti migrena labai daug skirtingų priežasčių, todėl ir aliejai yra skirtingi. Kaip ir dyplių gali būti, kaip ir mėta, gali būti citrina, gali padėti, lavanda netgi gali padėti nuo galvos skausmo. Frankincense vėlgi tas pats labai gerai padeda. Todėl va, čia reikia žiūrėti, kas nuo ko ir testuoti, praktikuoti. Bandyti žiūrėti, kas padeda būtent jums. Bet šitos vaistinėlės, patikėkit, daug nuo ko jums užteks. Jūs jau dabar, man rodo, supratote, ne, kad beveik viskom gali savo padėti, ypatingai, kas liečia būtinės farmakologijas. Ir į pabaigą dar paimti dyplių. Dyplių labai gerai atpalaiduoja. Apie dyplių gerai. Labai veikia masažas guaša. Labai fainiai. Jūsų pareiškės, čia nusims pagurklis, jeigu yra pas kažką, tai nori bandyti tiesiog skėsti su eteriniu, su frakcioniniu, pavyzdžiui, aliejų, dar su kitu aliejų, ir vieną lašiuką dyplių, ir matot, pas jį yra specialiai toks apsaugomas, nes čia yra kamfora, ir kad vat, nepaimtų, pavyzdžiui, vaikai, ne, kad nebūtų, kad nepaimtų į burną. Tai jeigu jūs darysit guaša masažą, tai kas antrą dieną prieš ir padarykit nuotrauką po. Ir jūs pamatysit, koks skirtumas yra, nors jau savaitės po 10 dienų, po 10 procedūrų, pavyzdžiui, po 20 dienų, kas antrą dieną, jeigu darysit, pamatysit, kaip atpalaiduoja visus čia raumenis, kaip dažnai pas mus būna suspausti žandikaulių, čia, tada čia atkarsta, ne, nes čia visada įtampa, va tokia, mes vis kontroliuojam viską, ne, todėl pasižiūrėsit, kaip atsipalaiduos, kaip pasikeis jūsų ovalas ir netgi išraiška veido jūsų pasikeis. Bus daugiau šypsenos, galbūt švelnumo veide. Man patinka dyplių, kai tiesiog rekomenduoju. Ir paskutinis aliejūkas, kodėl aš jį palikau į pabaigą, kaip ir sakiau, man frankincense, tai yra labai jau norisi sulėtėti. Jeigu jūs bėgat, tai va, šitas aliejus, tai yra ryšys su jūsų aukščiausiu aš, ne, su jūsų dvasia, su jūsų siela, kaip vadinsit, su Dievu, su visata. Jis iškart jūs stabilizuoja, sulėtina ir duoda minutėlę ramybės, keletą sekundžių. Labai norisi iškart už viską padėkoti, kad turi dabar, čia ir dabar. Kai mes
bėgam, vis siekiam, vis bijom, kontroliuojam, pergyvenam. Ir tam bėgime mes užmirštam apie save visiškai. O jeigu nebus mūsų, nebus nieko. Aš turiu omeny, jeigu jūs į save nepažiūrėsite į vidų, jeigu jūs nesusikaupsit, jūs negalėsit tiesiog būti. Būti džiaugsme, būti laimėje, tiesiog esi. Nes svarbiausia būti. Visas tas iliuzijas mes savo prisipaišom. Mes prisipaišom tas istorijas, o kas bus, jeigu tas ir tas ir tas. Iš tikrųjų nieko nebus. Tai viskas išsigalvota. Vis tiek mes išgyvensim. Bet kad padėti savo neegzistuoti, o gyventi, džiaugtis gyvenimu, mums reikia kada sustoti ir pažiūrėti į vidų. O ko aš noriu iš tikrųjų, o ką aš galiu, o ką aš turiu jau dabar, už ką aš galiu padėkoti. Jūs žinot, kad emocija padėkojimo, jeigu galima taip įsireikšti, būsena padėkojimo, kai jūs dėkojat, o ypatingai savo, žinot, savo, faina pasauliui, visatai, šeimai, visiems už tai, kad turi super, bet dar kai būtent dėkoji savo, tu tada pažymi, kad viskas pas tave gerai, kad tavęs pakankama. Ir va tokie momentai su tais eteriniais aliejais duoda jums sustoti. Ir kai tu žinai, kad viskas gerai jau čia ir dabar, tu gali eiti toliau. Čia kaip lėktuvė užsidedi kaukę iš pradžių savo, o paskui visiems kitiems. Nes jeigu neužsidėjai savo, tu niekam negalėsi padėti tuo pačiu ir savo daugiau. Todėl tokie momentai, ypatingai pas moteris, jie turi būti. Ir kai katrie stato žadintuvą ant laikrodžio, ant telefoną, yra tokia praktika, kur pagalvoja, ką aš dabar jaučiu, ką aš dabar galvoju, kokioje būsenoje aš dabar esu. Ir kai jūs padėkojat savo už kažką, tai visada galima rasti už ką. Nu, tegu ne savo, tada kitiems. Tai tuo momentu pačiu, kai jūs padėkojat, į jūsų emocijos negali lakstyti. Įsivaizduojat? Tai yra moksliškai nustatyta, kad kai yra padėka, tai tik geros emocijos. Ir tuo pačiu momentu negali būti streso. Tai va, tokie momentai yra labai svarbu. Reiškia, mes tada gilinamės į save, mes tada suprantam, kad mes visko verti. Tas gyvenimas dabar vyksta taip, kaip iš tikrųjų mes jį sudarom. Bet kad pagerinti jį, palengvinti, kodėl savo nepadėti kažkom tai dar. Tokiais nuostabiais dalykais, gamtiniais, kad tai atveda mūsų tą būseną balanso, suvokimo, padėkos, kad tai stimuliuoja mūsų apykaitą, kad tai gerina mūsų metabolizmą, kad tai pristabdo mūsų senėjimą, kad tai duoda regeneraciją ląstelių iš vidaus. Nes tai gamta, o mes dalis jos, kur genetiškai ant ląstelių lygio mus atnaujina, nes pranyksta labai staigiai be šalutinių poveikių, atlieka savo nuostabų veiksmą ir išeina be jokio šalutinio efekto. Kai mes galim savo padėti nekaupinti toksinų visokių nesąmonių, bet kai atvirkščiai galim dar ir pagerinti. Kai pasidarai savo kvepalus iš aliejų, kad jie tau patinka, taigi resursas. Įsivaizduojat, kai jūs uždarom akim pasirenkat savo aliejus, kad jie jūs įkvėpia, kad jie jums patinka dabar, tai čia ne tik tai kvepalai resursiniai, bet jie dar, įsivaizduokit, kad jūs purškit kvepalus ant savęs, jie dar ir imunomoduliatoriai, jie dar apsaugo nuo bakterijų, nuo virusų, jie dar stimuliuoja jūsų ląsteles, jums dar priduoda energijos, nuotaikos, emociškai dirba su jumis, fiziškai, profilaktiškai. Įsivaizduojat, tai kvepalai gali būti jūsų resursinis dalykas, kad yra pavostį, ypatingai mes, pavyzdžiui, darom praktikas. Kai dariau kursą su jogos teacheriu, aš save myliu, mes darėm kursą, tai mes darėm grinai praktikas, kur buvo kaip inkaras, darydavom kvapą aliejus, jeigu norit, žinot, pravesime su jumis, kur užrakinėjai inkarą, grinai emocijas geras. Ir tas kvapas paskui iškart jūs grąžina į gerą būseną. Nes tai emocionaliniu būdu imuninė sistema mums žaibiškai praneša, viskas gerai, aš tvarkoju. Tai va, ant šitos notos norėčiau gal pabaigti, jau užtęsiau ilgai, bet labai norėjau su jumis pasidalinti. Senai manęs prašė jau lietuvių kalba tai padaryti ir žinot, ką noriu pasakyti, kad tai neįmanoma kažkam tai įpiršti. Tu gali tiesiog papasakoti, ką tu jauti. O jau žmogaus sprendimas, nori jis taip pat ar ne, nori jis savo pagerinti sveikatą, būseną, nuotaiką, šeimos lygį.
ar jam gerai kaip yra. Ir jeigu jūs nuspręsite įsigyti aliejus, paskui jūs žinot, kad jeigu kažkas tai ateina pas jūs į komandą, tai gali būti ir verslu, o gali būti ir ne. Jums nebūtinai pirkti pastoviai kažkokius tai aliejus. Jūs susiregistravot, nusipirkot savo vaistinėlę arba didelį, aišku, aš patarčiau didelį rinkinį imti su difuzoriu, su trigubai kur aliejų daugiau, bet tokį duoda variantą, žinokit, tik vieną kartą, kai registruojate. O paskui nebeduoda, tokios keliavos nebėra dėja. Todėl, aišku, jūs vieną kartą užsiregistravot, nusipirkot, jūs galite nepirkti, kiek jūs norit, niekas jums nevers kažkokius tai išlaidas daryti, pirkti, naudoti aliejus, kol neišnaudosit savo, nieko nereikia tai daryti. Bet kai jūs pradėsit naudoti, perspėju, žinokit, kad neįmanoma juos neįsigyti. Ypatingai, jeigu jūs naudojat, nepastatėt ir gailit kiekvieną lašą, ne, o naudojat. Ir jums netgi tas pats supratimas, ką su kiekvienu aliejų daryti, ateis labai greitai. Kai jūs vieną panaudojat, kitą, jums nereikės net niekur užsirašinėti. Jūs iškart prisimins, aha, o va šitą tada ir tada naudoju, o va šitą tada ir tada naudoju. Žinau, apsidegino, kas lavanda greitai bėgo, ne? Jeigu jau spuogas kažkoks tai lenda, aha, C3 tiksliai. Jeigu į baseiną varom, tai tikrai arbatmetį reikia pasiimti. Jeigu, pavyzdžiui, frankincas, aš nepabaigiau net pasakoti apie jį, tai yra karalius aliejų ir jis vienas iš brangiausių skaitosi, nors yra dar brangesnių, pavyzdžiui, rožė labai brangi, ne? Nu, frankincas kainuos didelis buteliukas, o toks jau apie 70 svarų, nes čia 4000 elementų yra šitam aliejui. Vienas iš turtingiausių aliejų jo sudėtis. Jeigu nežinot, kokią aliejų naudot, jisai nuo visko. Nuo galvos, nuo spazmų, nuo kosulio, nuo temperatūros, nuo emocionalinio fono, nuo uždegimo. Imkit eterinį aliejų va šitą. Aišku, jisai neturės tokių gilių funkcijų, pavyzdžiui, kaip blių stipriai, ane, arba kaip zenžės, pavyzdžiui, bet jisai jums palengvins tuo momentu. Jeigu jau toliau reikia stipriau padirbėti, tai aišku, kiekvienas tas turi aliejus skirtingų poveikių, bet šitas principaliai beveik nuo visko yra. Todėl jis skaitosi karalius eterinio aliejų. Ir įsivaizduokit, jeigu jūs perkate didelę bankutę, tai jisai 70 svarų kainuos. Tai jūs perkat 10 buteliukų, vienam rinkti didelių tokių, ne, kur po 300 lašų yra. Tai įsivaizduokit, kiek laiko jums užteks naudoti. Tai čia metai laiko minimum jūs bus. Jeigu kiekvieną dieną jūs naudosit po lašą, o laše 1 kilogramas, tai jūs mokat už visą vaistinėlę. Vienas aliejus kainuoja atskirai 70. Aišku, kiti biški pigesni aliejai, bet ir, pavyzdžiui, dar brangesni, tokias melisa arba rožė labai brangiai yra eterinis aliejus. Bet ten jau grinai revitalizacija vyksta, regeneracija odos, praėjau grožio aliejus, nuostabos rožės, bet aš jau kol kas neturiu. Bet aš jau turiu daug aliejų savo kolekcijai ir yra ir papildai doteros, ir jeigu apie tai norėsit, tai tikrai dar papasakosiu. Pavyzdžiui, Long Life Vitality, ilgamžis, yra rinkinys iš 3 buteliukų nuostabus, kur aš supratau, kad mano gyvenimas pasidalino prieš ir po. Jau, nors aš nutriciologas, aš žinau, kiek papildų kokių reikėtų, galėtų ir būti, ir kada jūs ir kaip vartoti. Ir aš labai daug stebiu, todėl kad pas mane klientų yra daug, kurie, pavyzdžiui, ne doterai, bet aš padedu jiems su papildais. Ir aš žinau, kaip lengviau viską sukombinuoti, kai yra, pavyzdžiui, Long Life Vitality, kai viskas beveik viename šitame rinkinukė, todėl jo. Bet šiandien tik tai apie eterinius aliejus, ir jeigu jūs norėsit tapti tą profesiją arba praktiką, pavyzdžiui, arba netgi toliau eisit aromaterapeutu, tai yra galimybė ir mokslams tam įsigyti ir suprasti. Bet visada žinokit, pas ką jūs susiregistravot, tai jis niekada jūs nepaliks. Tai didelė šeima, tai visada yra paaiškinimai, labai daug chatų, kur galite įeiti, botų labai daug padarytų, kur, pavyzdžiui, tu tiesiog žiūri, aha, kosulys, ir įeini ir žiūri, kokius aliejus, kaip naudoti, koks protokolas, kiek su kuo skiesti, kur tepti, kada, po kiek laiko. Yra. Jums nereikia galvoti, kad tai baigti kažin kokius mokslus ir užimti tam didžiulį laiką jūsų. Jūs jau dabar galite įeiti, pažiūrėti, paskaityti ir panaudoti. Ir kaip jau sakiau, jūs panaudojat ir jūs prisiminsite, nes tai jūs naudojat savo. Niekada to neužmiršite, ypatingai, kaip pajusit poveikį. Todėl su meile, su kiekvienu lašu, šiandien pasakoju jums apie šitą nuostabią kolekciją. Jeigu yra klausimų, prašom užduokite. Jeigu kol kas nepasiruošę, tiesiog turėkite omeny, kad stebuklas yra ir jau tai nauja karta. Tikrai ateina, man labai patinka, kad
mūsų pasaulis keičiasi, ane, ir mes tikrai įeinam dabar į vandenio erą, kur mūsų sąmoningumas kyla, kur mes suprantam, kad jau ta sintetika, kad jau tie veiksmai, kad ta televizija, kad, žinot, daug yra dalykų, kur jau nebeveikia su mumis. Jau mes protingesni, jau mes sąmoningesni, jau mes matom atskirti, jau mes jau galvojam, ką mes valgom, ką mes rengiamės, ką mes ant savęs tepam, ką mes uostom, ane, jau labai daug pasikeitė visko. Ir žmogus dar toliau tobulėja tame. Ir man labai tai džiugu matyti. Todėl šiandien tai viskas. Buvo labai džiugu. Iki malonaus, turit klausimų.